Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta Sauliaus Saladūno fotografijų paroda Medeina. Fotografijų cikle, dedikuotame moters ir gamtos santykiai, Saulius Saladūnas kviečia žiūrovą į tylų, bet įtaigų vizualinį dialogą su lietuvių mitologijos personažu Medeina. Parodos anotaciją rašo daktarė Monika Dirsytė. Natūrali gamta yra ir tų fotografijų yra sukurta mano apie 160, o čia yra 45 fotografijos. Tai dar aš turėjau daryti atranką iš to ir trupučiuką jūs pastebėsit, kad čia yra tokia seka nuo pradžios ir pabaiga yra. Ir aš tada pagalvojau, kad čia vizualinis performansas yra, ta paroda tokia. Ir Monikai Dirsytei paprašiau, kad parašytų recenziją apie parodą. Jis sako, bet aš performanso tokia, meistrė, mokslų daktarė dabar jinai. Sakau, čia bus performansas, žinai, sako, o, kas ten, kaip ten judės, rodys kažką. Vat sakau, čia ir yra visas tame įdomumas to performanso, vizualinis performansas, kurį atlieka pats žiūrovas, žiūrėdamas, ką jisai turi matyti. Jisai turi, perskaitęs pavadinimą, pradėti eiti nuo pirmos fotografijos, kur yra Medeina jau yra ir kur medis dar yra tik tais sėkloje. Paskui jau jisai sudygęs, paskui jau augantis tenais, paskui ten jo ir šaknis, reiškia, matomas yra. Ir tada prasideda tas veiksmas ir tam žiūrovui, reiškia, atsiranda toks interesas kaip ir gilintis plačiau į tą medį. Medis kaip ir žmogus, reiškia, jo turi savo tą gyvenimą, turi pradžią, turi pabaigą. Kaip sakau, nuo sėklos, pabaigoje pamatysim paskutinę fotografiją yra paminklas medžiui. Tai aš tą parodą dar prijungiau prie ne tik mitologijos, bet tiek ekologijos dar. Kadangi tie miškai, kaip sakau, kitą kartą betodariškai pjaunami, negražiai pjaunami, ten paliekami, nugriauti visokie ten kelmai neišrauti, ten net sodinti miškai, krūmų prižėliai įvairiausių. Tai čia taip norėjau švelniai paliesti tą ekologiją, jos nedramatizuodamas, reiškia. Nors pabaiga, paskutinė fotografija, paminklas medžiui, tai yra labai liūdnas vaizdas, jeigu taip atsitiktų, kadangi ten yra Nidos kopose atpustytas ąžuolas, fosilija ta vadinama, ir jinai Medeina jau ten tampa to paminklo dalimi. Ir tiesiog žiūrovas čia galės surasti tą visą seką ir to medžio istoriją, ir to medžio, sakysim, gyvenimo tam tikras peripetijas ten, kada jisai gyvena, sakysim, ir dvilypį gyvenimą ten įsišakoja ten kažkaip, kitas ten vėtros pažeistas, nulaužtas, kitas kažkokias ligos pakirstas tenais, perpuvęs ten kritęs, kitur šaknis išvirti, kitur vabalai tie pagriaužė ten, kokią eglę ir jinai lūžo ten pusiau ten. Pasak autoriaus, parodos lokacija apima visą Baltų žemę Lietuvoje ir Latvijoje. Autorius kviečia visus prisiminti baltų mitus ir jais didžiuotis. Galim sakyti, baltiška geografija, baltų geografija. O jinaigi yra ir dalinai Latvija ir Lietuvos, tas visas ruožas. Tai neapima baltai savo tą gentim, reiškia, visos Lietuvos. Dalį Latvijos apima, Daugpilis taip pat irgi priklauso. Ir ta Žemaitija ir iki pat nueinam iki jūros. Man noras buvo tą baltų kultūrą, baltų kažkokį mitą tą šį kartą per Medeiną, reiškia, pakelti, parodyti žmonėms, kad mes galim didžiuotis, turim, reiškia, tų mitų tokių. Bet mes juos kažkaip tai paverčiam kaimietiškais kažkokiais tokiais primityviais. O kai aš buvau Norvegijai, sakysim, Švedijai, tai jie labai džiaugiasi savo tais mitais, reiškia, ir Suomiai, sakysim, kokie. Tai man tas įdomu, reiškia, aš klausau ten ir
ir tada sužinau kažką. Ir tai galvoju, kad yra valstybės trupučiuką problema tokia yra valdininkų, gal kultūros darbuotojų. Tai va čia toks buvo mano noras va tą Medeiną parodyti, reiškia, va, ir paskatinti žmonės pamastyti šiek tiek. Ši paroda ne tik išryškina moters figūrą kaip gamtos jėgų simbolį, bet ir subtiliai atkuria archaišką ryšį tarp žmogaus ir miško, tarp moteriškumo ir laukinės gyvybės. Visose autoriaus nuotraukose pozuoja ta pati profesionali pozuotoja Julija Ginger Blue. Esu susitaręs su viena profesionalia pozuotoja tokia ir 5 metus aš tą dalyką rinkau. Kadangi lokacijas reikėjo tam tikrą susirasti, grybaujant, ar važiuojant, ar internete, ar per draugus, kai jie sužinoja, kad aš tokį dalyką darau, sako, tai va ten, tu pažiūrėk, dar yra visokių. Nuvažiuodavau, surasdavau. Aš tą parodą skaitau, kadangi su medžiu surišau, o Medeina, kaip sakiau, Juliaus Greimo pasakyta, jauna graži netekėjusi mergelė, čia visur viena ir ta pati pozuotoja. Julija Ginger Blue pasivadinusi, taip yra. Pradėjau 2000 metais, tai yra pernai čia užbaigta yra jau viskas. Su pozuotojam, kada dar dirbi, tai jos irgi toks dalykas yra, kad reikia ir sutarti, ir laiko reikia joms, ir nusivežti reikia. Ir tas pas mane fotografavimas vyksta ir rudenį, ir pavasarį daugumoje. Ir tai trupučiuką ir oro sąlygas jau tokias vėsuma dar yra visą laiką. Gerai, čia man yra pasisekę, jinai yra, sakau, profesionali pozuotoja, pati menininkė. Tai jinai trupučiuką užsigrūdinus tokias sportiškai pasiruošusis tokiam pozavimui. Kitas sakytų, oi, man čia dūrė, man čia spaudžia, gal aš čia norėčiau taip, aš norėčiau šypsotis ar kaip. O aš norėjau, kad jinai būtų tokia mitologinė būtybė, kuri, reiškia, dvasiškai įsikūnija į to medžio kažkokią padėtį, reiškia, ten, ar jo tragedija kažkokia lūžusi ten, ar jo ten išvartas tas, reiškia. Ten galų galia ten brūzgynai kažkokie yra, Nidos kalninės pušelės, kad jinai žaistų, reiškia, šokinėtų, žaistų, judėtų tenai. Tai tokia čia jau, kaip sakant, įvairovė surinkta didelė yra. Sauliaus Saladūno fotografijų paroda Medeina Panevėžio miesto dailės galerijoje veiks iki spalio 19 dienos.